Įsivaizduok, tik vienas metų ketvirtis ir tavo portfelis yra patrigubėjęs. Šiandieną noriu papasakoti apie Indemo, tikrai ta platforma, kuria labai daugelis susidomėjo, pradėjo investuoti ir nori gauti vis daugiau žinių. Šiandien atsakysiu ne tik į dažniausiai kylančius klausimus, kurie kartojasi pas mane įvairiose platformose, bet ir tuo pačiu papasakosiu, kaip sekasi Indemo platformai. Kaip jau kalbėjom, tai yra unikali platforma, leidžianti investuotojams investuoti į ten, kur anksčiau galėdavo patekti tik instituciniai ir profesionalūs investuotojai, investuodami didelėmis sumomis. Dabar mes per Indemo galime investuoti nuo 10 eurų. Pati Indemo kaip platforma savo valdomą portfelį per paskutinį ketvirtį, kurio dabar ataskaita yra pateikta, padidino savo portfelį 3 kartus. Platformos vartotojų ir investuotojų gretos padvigubėjo per šį paskutinį ketvirtį. Kviečiu žiūrėti šitą video, susipažinti su platforma ir jeigu jums toks investavimo būdas atrodo tinkamas ir priimtinas, tai paskatinsiu užsiregistruoti, pasižiūrėti, kaip viskas yra paprasta ir galbūt pamėginti žengti tą pirmąjį žingsnį investicijose, ypatingai tiems, kurie bijo svyravimų ir nenori matyti ar neatsidarę savo portfelį, kad jų investicijos pasvyravo žemyn -30%, o nori tiesiog matyti stabilų rezultatą ir geriau gauti fiksuotą grąžą per tam tikrą laikotarpį. Keliaujam toliau tiesiai į jūsų klausimus ir peržvelgsim Indemo 3 ketvirčio rezultatus. Vienas iš klausimų, iš karto matom du, yra kaip dėl fast track palūkanų normų. Aš turiu investuoti 3001 eurą į vieną notes ir tada gausiu plus 2,75% palūkanų, ar galiu investuoti į kelis notes sumoje 3001 eurą ir taip pat gausiu 2,74% palūkanų. Tai aš šitą komentarą atsakiau raštu tam, kad žmogui nereikėtų laukti, kol išeis mano šitas video. Žinau, kad tai yra aktualu tikrai daugeliui, tai pakomentuosiu ir plačiau parodysiu. Čia žmogus kalba apie būtent Indemo fast track pasirinkimą, tai labai paprastai mes galim net prisijungti prie Indemo blogo, kurie rašo visą susijusią naujausią informaciją, patobulinimus ir visą tai, kas yra aktualu investuotojams. Indemo fast track opcija, jeigu taip trumpai, kaip jinai veikia, tai reiškia, kad jūs momentaliai nusprendę investuoti tam tikrą sumą pinigų per Indemo platformą, įsinešat pinigus ir momentaliai gaunat nuo įsineštos sumos tas palūkanų normas, kurios yra vidutiniškai suteikiamos Europos bankuose už terminuotus indėlius. Per Indemo aš galiu įsinešti 1000 ir jau gausiu momentaliai tą pačią dieną, kai tik pinigai įkrenta į Indemo, palūkanas atgal prie savo investicijos prisidėsiu, o Europos bankai ką daro su terminuotais indėliais, ar ne? Nu, tai klasikinis pasirinkimas, padedam 1000 ir mes tik tais po metų, po 18 mėnesių, po 24 mėnesių, ar ne, koks tas yra mūsų terminuoto indėlio laikotarpis, tik tais termino pabaigoje gaunam tas palūkanas. Tai Indemo daro atvirkščiai ir palūkanas išmoka pačioje pradžioje. Galit pasitikrinti, tikrai kiekvienas tai prasidėjo nuo praėjusio mėnesio, rugsėjo mėnesį atsirado fast track pasirinkimas, spalio mėnesį fast track reitai yra atnaujinti, tai yra tos palūkanos, kurios galim gauti, tai būtinai pasižiūrėkit. Tai tarkim, latest Indemo fast track rates for October. Pavažiuojam žemyn ir matysit, ar ne? Tai turėkit mintyje, kad šitą tikrai skatinu peržiūrėti, nes dėl to žmogus parašė tokią įdomią sumą, ar ne? 3001 euras. Jeigu mes įnešim 3000 eurų, mes gausim 2,24% palūkanų momentaliai. Jeigu aš įnešiu 3001 eurą, aš jau gausiu 2,74% palūkanų. Šitą būtinai pasižiūrėkit ir pridėkit dar papildomą eurą ar 2 prie savo investuojamos sumos, jeigu norit pasididinti palūkanų normas. Kita klausimo dalis buvo, ar tuos 3001 eurą aš galiu investuoti tik į vieną nautą, ar galiu investuoti į kelis skirtingus nautus. Gaunamos palūkanos, ar ne? Jūs turite jas investuoti. Tai tiesiog pasididinat savo pelną, kuris atkeliaus ir sugrįž pas jūs per 24 mėnesius, nes standartinis Indemo laikotarpis, kuriam jūs turėtumėt būti pasiruošę investuoti, yra 24 mėnesiai. Nepaisant to, kad vis dėlto platforma 90% savo paskolų gražina per 18 mėnesių. Tai geriau nusteikit ilgesniam laikui, gražins anksčiau, galėsit reinvestuoti ir toliau generuoti pelną. Šiuo metu, kai aš filmuoju, yra tik vienas galimas pasirinkimas investuoti
į Notes, tai mes galim netgi spausti čia. Na, jeigu būtų keli pasirinkimai, tai aš būtent tuos 3001 eurą galiu paskaidyti per visus galimus Notes. Primenu, kad viename Notes yra 8 nemokios paskolos. Tai jau yra diversifikuotas ir išpildytas jūsų krepšelis. Ar ne, investuojat ne į vieną nemokią paskolą, bet į 8, kurios yra viename Notes. Už jūs jau analitikai ir profesionalai, kurie dirba Indemo, atrenka, sudeda ir tikrai išskaido tas rizikas. Kitas komentaras, Soliukė rašo, kad lietuvių kalba jau yra Indemo. Tuo metu, kai buvo prieš 3 savaitės paliktas komentaras, vėlgi yra netgi 2 reply, 2 atsakymai, tai buvo mano ir dar vieno iš žiūrovų. Tuo metu Indemo dar buvo tik tais Indemo Fast Track informacija išversta į lietuvių kalbą, bet per šitą laiką, kadangi Lietuva tikrai užima pakankamai didelę dalį iš investuotojų bazės, kurie investuoja per Indemo platformą, čia jau dabar mes galim rasti ir lietuvių kalbą. Kol kas yra vertimas dar vykdomas, tai net jeigu ir jūs pamatysit kažkokius netitikimus ar galbūt netinkamus žodžius išverstus, paskatinčiau tikrai parašyti į supportą ir visi galim prisidėti prie to, kad platforma ims geriau, efektyviau ir kokybiškiau veikti ir lietuvių kalba. Jeigu aš pati pasijungsiu, kadangi pripratus prie anglų kalbos labiau, tai nejungiu lietuvių ir net nepamačiau, tai pasitikrinau ir dabar, na, kaip ir matot, ar ne? Tai tikrai suprantama kiekvienam investuotojui. Investavimo galimybės kiekvienam. Uždirbkite iš investicijų, kurios paprastai prieinamos tik instituciniam investuotojam ir itin turtingiam asmenim. Dabar Indemo teikia galimybę tai padaryti ir jums. Tai mes turim iš viso, ar ne, čia kaip ir sakiau, per tą paskutinį 3/4 Indemo patrigubino savo valdomą portfelį ir iš viso valdo virš 5 milijonų savo portfelio. Iš viso 618 tūkstančių pargrąžinta suma investuotojams ir vidutinė metinė grąža, kokia yra ar ne paimta per visas jau pargrąžintas paskolas, siekia 32,5%. Šiaip pati platforma prognozuoja, jog turėtų būti vidurkis apie 15,1%. Nepaisant to, kad jau ir 15% atrodo tikrai itin didelė grąža, vis dėlto tai, ką dabar fiksuoja investuotojai, sudaro apie 32%. Ir aš taip pat gavau pargrąžinimą iš vieno iš parduotų objektų, į kuriuos buvau investavusi per vieną Notes, tai pasižiūrėsim, kokia grąža yra. Dabar investuotojų yra daugiau kaip 3400, kas irgi per paskutinį 3/4 padvigubėjo. Turim Sauliucijaus komentarą, sveiki, ten rašo nuo 15% 24 mėnesiam. Taip, šitas klausimas taip pat ne kartą kartojasi, tai jeigu mes nueisim ir pasižiūrėsim į tuos Notesus, tarkim, į ką aš turiu suinvestavusi, expected return yra 15,1% ir tai yra metinė prognozuojama grąža. Tai vadinasi, jeigu įsinešate 1000 eurų, tai per pirmuosius metus turėtumėt tikėtis gauti 150 eurų, per ateinančius kitus metus, sugrįžtant jūsų investicijai, dar 150 eurų. Tai skaičiuokit, ar ne, 300 eurų per 2 metus jums sugrįžta nuo turimo 1000. Visą laiką yra pateikiama metinė grąža. Tai galim dabar netgi pasižiūrėti, ar ne, kiek procentaliai uždirbo mano ta dalis investicijos. Aš čia kol kas turiu suinvestavusi 100 eurų ir atėjusi prie bendro savo tos investicijos flow būsenos, ar ne, tai kiek jos yra įgyvendinta. Mes vėl matom šitus pasirinkimus, ar ne, tai yra žalia parduota. Actual return, kurią aš gavau, yra 36,05%. Profitas yra 0,22 euro centai pelno, bet kas yra svarbu, tai mes žiūrim procentais, ar ne? Tai aš suinvestavau už tos pinigus prieš 2-3 mėnesius, tai buvo 100 eurų, tai be abejo, kad ir tas pelnas, ar nesugrįžtantis, jisai nėra didelis, nes investuota suma nėra didelė, bet jeigu mes pasižiūrėtume didesnėmis sumomis, ar ne, 100 tūkstančių, 150 tūkstančių, tai be abejo, gauti tokią grąžą jau yra tikrai labai patrauklu. Tai jeigu mes ateisim prie cash flow dalies ir matysim, ar ne, kur man sugrįžo dalis mano investicijos, tai aš Liepos mėnesį investavau 100 ir momentaliai kitą dieną gavau cashbacko, tai tuo metu siūlė kiekvienam besiregistruojančiam ir pradėjusiam investuoti investuotojui 2% cashbacko. Buvo momentas, kai buvo galima gauti 3, aš šitą nesuspėjau. Dabar investuodami didesnės sumas, pasižiūrėkit per Fast Track opciją, kiek galite gauti palūkanų iš karto. Spalio mėnesį aš gavau pagrąžinimą, ar ne, tai iš viso 3,48 euro buvo suinvestuota į vieną iš 8 paskolų, tai šita principal amount, tai pradinė investicija sugrįžo, atsinešdama su savimi 0,22 centus pelno.
Ir kaip matote, čia yra išskirta taxes 0,01 centas ir mes iš karto galim prieiti prie kito klausimo, kuris ir buvo, o kaip dėl mokesčių. Labai smagu, kad žmonės prieš investuodami iš tiesų pasidomi, o tai kiek mokesčių man reikia sumokėti ir kokie jie yra. Kadangi Indemo yra Latvijai, ar ne, Latvijos banko prižiūrima investicinė platforma, jie paima 5 procentus, iš karto jau jums atiduoda pelną, paimdami 5 procentus mokesčiams, o mes turėsime metų gale deklaruoti savo investicijas Lietuvoje, tiesiog pateikdami metinę deklaraciją ir išsitraukę visą informaciją iš platformos, turėsim sumokėti papildomai 10 procentų nuo savo uždirbto pelno. Beje, įdomus dalykas yra tas, kad Indemo platforma kol kas neima jokių investavimo mokesčių. Pinigus įsinešti nekainuoja, jeigu tą darom bankiniu pavedimu, įsigyti notesus ir investuoti į notes taip pat nekainuoja ir kol kas investuotojams tai yra nemokama. Pagalvokit, ar ne, šita dalis, jeigu jūs nemokat už investicijų pirkimą, tiesiog laukiat, kol sugeneruosit pelną, tai jūs realiai ir gaunat visą tą grąžą, kuri pateikiama puslapyje. Vienas žiūrovas rašo, kažkas čia negerai, įmetu 10 000 ir iš karto pakeliu eurus. Vėlgi, geras pastebėjimas ir čia vienas iš tų dalykų, kur tikrai kiekvienas turėtume kritiškai mąstyti ir peržiūrėti kiekvieną platformą, nes iš tiesų pasižiūrėjus, ar ne, tai, kad mes galim fiksuotą grąžą gauti 15 procentų, tai iš tiesų yra fantastiniai rezultatai. Ir tada pirma mintis, kuri turėtų ateiti, tai o su kokiom aš rizikom susiduriu, tai yra galimi vėlavimai, tos paskolos, į kurias aš investuoju, tas nekilnojamas turtas, kuris yra kaip užstatas, tai turimai paskolai, jisai nebus parduotas pagal planuojamas datas ir gali būti, kad mano investicija pargrįš šiek tiek vėliau. Tai visuomet susidurėm su vėlavimo rizika, kadangi pati platforma įsivertina ar ne 24 mėnesių pargrąžinimo laikotarpį, bet viskas įvyksta per 18 mėnesių, tai turim tokį kaip safe space, tiesiog ar ne, dar papildomai 6 mėnesius įsivertinti, ar iš tiesų paskola vėluos ar nevėluos. Tai čia žmogus pakomentavo vėlgi taip pat turėdamas mintyje ir fast track pasirinkimą, kad mes iš karto įsinešam pinigus ir momentaliai gaunam grąžą. Tai čia yra viena iš tų dalių, kurią verslas prisideda prie savo marketingo išlaidų. Tai yra sąlyginai nauja platforma, kuri jau turi 8 metų track rekordą dirbant su profesionaliais ir instituciniais investuotojais, bet dabar atėjo į rinką kaip retail investuotojų teikiama paslauga, ne, peer-to-peer platforma. Na, jie nori padidinti, ar ne, ir savo portfelius padidinti ir padidinti tai, kad pas juos jungiasi investuotojai sklaida, ar ne, kad mes sužinom apie tokią platformą, sužinom, kad jinai veikia, kaip jinai veikia, ar ne, gaunam visas žinias ir atsakymus. Fast track pasirinkimas yra vienas iš būdų, kaip sudominti ir pritraukti į naują platformą investuotojus, nes platformų mes iš tiesų turim beprotiškai daug ir kiekviena turi savo unikalumus. Tai Indemo yra unikali tuo, kad jinai siūlo išskirtinį produktą kiekvienam iš investuotojų, ar ne, tai yra nemokios paskolos, NPLs ir darytas tikrai ne vienas ir ne 2 video, tai kviečiu vieną iš paskutinių pasižiūrėti čia. Tikrai labai įdomi tema ir net ir Europa yra dariusi tyrimų, kaip yra svarbu spręsti NPLs problemą, tai non-performing loans problemą ir kaip šitų paskolų pargrąžinimas gali prisidėti prie bendros ekonominės gerovės. Platforma tikrai suteikia šitą galimybę ir jie stengiasi vis naujais būdais padėti uždirbti mums papildomai pinigų. Ir plus, jeigu taip techniškai pasižiūrėtume, ar ne, tai mes pasidedam, tarkim, 1001 eurą, gaunam 2,24 procento palūkanų iš karto šiandieną, bet mes tuos pinigus kartu su palūkanom turim investuoti iš karto į vieną iš nautsų. Tai vadinasi, investuojam pinigus su palūkanom ir vis tiek turėsim laukti 18 ar 24 mėnesius, kol mūsų investicijos pilnai sugrįž su ta pradinė suinvestuota suma kartu su gautomis palūkanomis. Kaip daro bankai, na tai mes pasidedam 1001 eurą, jie visus tuos metus ar tą sutartą terminuotą laikotarpį naudojasi mūsų pinigais, ar ne, juos perskolina už didesnės palūkanos, mums pažada tuos pačius 2,24, bet mes tuos pinigus gausim tik metų gale, tik po 12 mėnesių ir jau nebegausim, ar ne, su papildomu kažkokiu pelnu, tik tai su tuo, kas buvo sutarta pačios investicijos pradžioje. Tikiuosi, į šitą klausimą atsakiau ir pasidarė aiškiau. Dabar pasižiūrim, ką dar turim. Žmogus sako, sveiki, norėčiau pamėginti per Indemo, nedidelėm sumom, bet esu žalia šitoj srity. Kaip ten reikia registruotis, kurį nešti ir ar saugu? Žinoma, bet koks investavimas jisai yra susijęs su rizika ir kiekvienas mes turim sugebėti per tą savo kritinio mąstymą
mąstymo prizmę įsivertinti, ar aš priimu tokias rizikas, kokias atsineša šitas investavimo būdas ir ar man tai yra tinkama ir priimtina. Tai čia mes neturim svyravimo, bet mes galim tikėtis vėlavimo, ar ne? Įsivertinkit šitą dalį. Plius nėra antrinės rinkos, tai vadinasi, mes suinvestavę kažkokią dalį pinigų, mes negalėsim parduoti savo investicijos ir išsiimti pinigų po pusės metų, nes antrinė rinka kol kas yra tik tai Indemo planuose ir dar nėra paleistas pats šitas pasirinkimas. Na ir turėsim išlaukti visus tuos 24 ar 18 mėnesių, kol mano investicija su pelnu pargrįš. Kaip ir nėra likvidumo per tą laikotarpį, kurį mes esam suinvestavę į nautsus. Saugumas tai yra licencijavimas, MiFID reikalavimai, ar ne, tai yra ES MiFID reikalavimų laikymasis iki 20 000 eurų apsauga mūsų investicijų. O kaip tenais reikia registruotis ir jeigu reikia pagalbos šitoj daly, tai tikrai kviečiu pasižiūrėti šitą mano patį pirmąjį video, kur aš dariau apie Indemo. Čia aš būtent įrodau, kaip vyksta registracijos procesas, ką reikia susipildyti, kaip susipildyti ir panašiai. Bet iš tiesų tai yra pakankamai intuityvu ir tikrai labai paprasta. Tai pamėginti galima, kaip ir minėjau, nuo 10 eurų, tai visiškai minimali ta investavimo suma. Tai ir ką norėjau iš tiesų parodyti, kad jeigu mes negalim investuoti didesnėmis sumomis, tikrai paskatinčiau pradėti investuoti minimaliomis sumomis, tik galbūt pavyzdžiui dažniau. Ir jeigu mes pasijungtume skaičiuoklę, ar ne, paimtume tą klasikinę Indemo siūlomą dabar preliminarią grąžą, tai yra 15,1%, investuojam vienus metus po 10 eurų kas savaitę. Toks truputėlį kitoks negu dažniausiai minimas tas investavimo būdas periodiškai ir kas mėnesį nuo 100 eurų, tai mes paimkim mažesnę sumą, bet tą darykim dažniau. Aš sugebu per savaitę atsidėti 10 eurų, net nesenai su Aleksandru skaičiavom, ar ne, kad vienas tas didelis Milka Maxi šokoladas, jisai kainuoja apie 5 eurus. Tai jeigu 2 tokių šokoladų nenusipirki, tu jau turi 10 eurų. Na ir tuos 10 eurų mes galime momentaliai suinvestuoti. Investuojam per platformą, kuri neima kol kas jokių investavimo mokesčių. Ir jeigu aš tą darysiu metus, kiekvieną savaitę ar ne, atsidedu 10 eurų, juos iš karto suinvestuoju tam, kad neišleisčiau. Pažiūrim, koks bus mūsų rezultatas. Per metų tokį procesą, periodiškai ir disciplinuotai, man tokia investicija jau uždirba papildomai 1 mėnesio investicijas. Tai vadinasi, jau aš gaunu vieną papildomą mėnesį, kai aš nebeturiu kaupti po 10 eurų, nes man šitos investicijos uždirba tokią sumą. Dabar jeigu aš įsivertinsiu tai, kad aš 5 metus iš eilės darau tą patį, ar ne? Po 10 eurų labai paprastai atsidedu ir palieku tuos pinigus augti. Total interest earned, tai aš jau per 5 metus 1267 eurus uždirbu vien palūkanomis. Jeigu aš paimsiu 9 metus, po 9 metų realiai mano palūkanos, uždirbamos palūkanos per šitą pasirinktą platformą galėtų būti 5213 eurų. Dabar kas yra svarbu? Svarbu yra paimti ir pradėti. Žengti tą pirmąjį žingsnį šiandieną, užsiregistruoti, aktyvuoti savo paskyrą, persivesti, kad ir tą patį 10 eurų ir pamėginti atlikti tą pirmąjį žingsnį. Tikrai paskatinsiu kiekvieną po video apačioje, pasiskaitykit dar papildomai, pasiieškokit informacijos, pasižiūrėkit lb.lt tą pačią Indemo platformą, papildomai pasiskaitykit arba rašykit klausimus, į kuriuos gausit atsakymus, bet jeigu svarstot pradėti investuoti ir turite tik nedidelės sumas, tai šita platforma yra vienas iš kol kas top pasirinkimų, kuriuos aš pati esu atradusi, būtent nedidelių sumų investavimui. Pasidalinkit, jeigu kas nors jau naudojatės, kaip jums patiko, ar buvo paprasta, ar buvo sudėtinga, kur iškilo klausimų, pamėginkim pakomunikuoti ir padėti platformai išsiplėsti ir iš tiesų padaryti tą investavimą demokratišką kiekvienam. Tam, kuris uždirba 3000 eurų per mėnesį ir tam, kuris uždirba 800 eurų per mėnesį, bet žengti pirmosius investavimo žingsnius ir padėti išmokti įdarbinti savo pinigus tam, kad mes turėtume bent kažkokią sumą pinigų, kuri mums suteiktų tą finansinį saugumą ir stabilumą. Pabaigai dar nukeliaukim prie to jau minėto rekordinio Q3, tai yra 3 metų ketvirtis, ar ne, ir ataskaitos, kurią pateikia Indemo kiekvienam iš investuojančių, kad susipažintų. Čia galite pasižiūrėti ir video, jeigu pažiūrėti į statistiką, kas dažniausiai yra aktualu ar nestebėti tą augimą, tai jau daugiau kaip 5 milijonai bendrai suinvestuoto kapitalo pačioje platformoje. Yra 3400 investuotojų, čia pateikta kaip 3000, bet žmonės nuolat pildosi, jungiasi prie platformos ir tikrai naudojasi paslaugomis. Iš viso yra 100 nautsų, kurie jau buvo sufinansuoti, tai primenu, viename nauts yra 8 paskolos ir tada mes jau turim 24 paskolos,
kurios buvo pridėtos prie platformos. Tai tos 24 paskolos tai yra Discounted Debt Investments, tai būtent tos NPL, ar ne, Non-Performing Loans. Iš viso 24 tokios nemokios paskolos, kurios yra išskaidytos dalimis, diversifikuotos, ar ne, tai pati platforma diversifikuoja riziką ir fundina ne vieną milžinišką projektą, bet tą projektą išskaido į kelias dalis per skirtingus nausus. Iš viso 24 tokios paskolos ir čia kaip ir pačioje pradžioje minėjau, ar ne, patrigubina patį savo valdomą portfelį platformą per itin trumpą laiką ir be abejo padvigubino savo investuotojų bazę. Čia galėsite matyti, ar ne, dar papildomai statistikos apie apartamentus, kurie buvo recoverinti, tai reiškia, ar ne, jau buvo uždaryta ta dalis ir tie, kas investavo į, tarkim, šitą A62 debt apartamentus Žironoje, tai jau turėjo gauti savo pinigų pagrąžinimą kartu su palūkanomis. Ir kada buvo palistintas šitas apartamentas ir ne viename iš nausų, tai buvo lapkričio 24 dieną, price to value 70%. Kiek atlikta repaymentų, tai 210 000 eurų buvo išmokėta investuotojams, 36% visų investuotojų jau turėjo gauti pargrąžinimus iš savo suinvestuotų paskolų, ar ne, bent kažkokią tais dalį, ir nuo 15% iki 36% actual ROI. Tai Return on Investments, taip išsiversti, ar ne, ta mūsų grąža iš investicijos. Čia galima skaityti daugiau, ir be abejo platforma toliau skelbia naujas paskolas per ketvirtį, ar ne, tai čia matysite papildomai išdetalizuotą visą informaciją, na ir fast track pasirinkimas. Jeigu tu dar nepradėjai investuoti ir jeigu aš atsakiau į tavo iškilusius klausimus, tai apačioje po šio video tikrai rasi daugiau informacijos, rasi registracijos nuorodą, per kurią registruodamasis gausi tuo pačiu ir tą patį fast track pasirinkimą. Skaityk žemiau, komentuok savo klausimus ir tikiuosi buvo įdomu, spaudžiam laiką ir keliaujam toliau į edukaciją.